Aleksas, 19 metų. Edvinas, 20 metų. Ema, 19 metų. Na, kokia ten merga bus, kažin gera ar bloga? Na, Edvinai, tu drąsiausias, varyk ir... Aš dar parodysiu, ką moku. Edvinas mėgsta parkūrinti ir labai mėgsta merginas. Labas. Labas. Kalbama. Aš jums vardu Ema. Draugams. Pažintis ir man. Tai sėdam, gal važiuojam kur nors į gamtą? Gerai. Taip. Taigi, tokia tavo pomėgiai laisvalaikio. Mėgstu parkūrą. Kitas. Man parkūras nepatinka. Mergina šiaip tai buvo faina, bet blogai, kad nemėgstu parkūrą. O, sveik. Kas sekės? Nu, merga neblogai. Normaliai. Dabar tau eilė. Parodžiu, ką moku. Aleksas, jam labai patinka tininguotos mašinos. Turi šunį, bet ne bet kokį. Labas. Tikiuosi neparkūrininkas. Ne. Gerai, sėdam. Važiuosim į gamtą. Su praeitų nepasisekė. Tai gerai. Kokia laisvalaikio pomėgiai? Žaidžiu su šunimi. Kokį turi? Kokia veislė? Labrador. Žiūrėk man į akis. Labai gražus ir švelnus šuo. Aš irgi turiu labradoro tokį. Ką tik gimė. Aš Tik 2 turiu jau mėnesių. tos. Kiek amžiaus? Maždaug 2-3 metai. Atvažiavom. Einam. O ir man patinka ištininguota mašina. Man irgi. Beje, aš autoserviso darbuotoja. Ai, pabiški. Tai tą patvarkau. Vat. Gerai. Aš tau siūlau antrą pasimatymą arba 30 litų. Antras pasimatymas. Gerai. Tai gerai. Tada. Aleksai, tu lievas! Parkūras ne mūsų, užsimušti nenorim.